Dažnai save bent jau pagaudavau tokiose mintyse ir girdžiu tą patį ir iš kitų klientų, kad dažnai mes galvojame, kad mes esame skolingi. Skolingi draugams, skolingi aplinkai, skolingi dar kažkam ir labai dažnai esame skolingi tėvams. Nes mus taip auklėjo gerbti tėvus, mylėti tėvus ar ne, yra pareigybės rūpintis tėvais. Ir su visu šitu auklėjimu ateina tai, kad aš esu skolingas už tai, kad tėvai man suteikė gyvenimą, suteikė šansą pamatyti šį pasaulį, ar ne? Nes kai kurie vaikai to neturi, ar ne? Negimsta. Ir su šita skola mes užsiauginam dar gilesnės tokias problemas ir šeimoje, ir savyje. Ir aš galiu pasakyti, kaip gali atiduoti skolą tėvams, kai jinai yra tokia didelė, kad padovanok visą pasaulį ir tu vis tiek nepadovanosi nei pusės to, ką, tarkime, esi skolingas, ar ne? Ir čia mes pradedam ribas mažinti, jas pradedam perlipti ir sukuriame savo gyvenime tarsi chaosą. Tėvams mes galime jausti dėkingumą, pagarbą, meilę, bet nesijausti skolingais. Tai kada jauti pagarbą ir dėkingumą, tai yra būtent tas sveikas ryšys su tėvais. Tada yra vietos meiliai, yra vietos būti tame santykyje, kad tėvai yra tėvai, o aš esu visą gyvenimą jųjų tas nuostabus vaikas, ar ne? Ir šiandieną pakalbėsiu, kas būna, kai mes nedėkingumą jaučiame, mes jaučiam kažkur giliai tą dėkingumą, bet labiau jaučiamės skolingi. Tai yra toksai iškreiptas modelis, kada mes esame skolingi tėvams ir labai dažnai su šituo modeliu išsikreipia santykiai ir tėvai tarsi lieka vaikais, o mes tėvų tėvais, nes mes bandome padovanoti tą visą pasaulį, kuris yra aplink mus. Visą savo dėmesį, viską peržengiant įvairias ribas. Ir sukuriam aplink save, kaip minėjau, tokį chaosą. Ir gyvenam to chaoso burbule, kol vieną dieną jisai nesprogsta ir net neša dar daugiau kokių nors bėdų. Taigi, labai dažnai, kai mes jaučiamės skolingi, mes baiminamės nuvilti tėvus. Baiminamės, kad tėvai mūsų nesupras, kad mes nepateisinsime tėvų lūkesčių. Ne? Labai mums svarbu, kaip mus vertina tėvai, kokia yra ta skalė ar ne, kad jie mūsų įvertintų, pripažintų. Mes tyliai tikimės, kad tėvai pasakys, va, tu pats geriausias, pats šauniausias, pats nuostabiausias, tu jau pakankamai šaunus, ar ne? Ir vis dar kaip tie maži vaikai mes vis norim įrodyti, kokie mes esam šaunus, kokie mes esam geri ir nusipelnyti tarsi tos būtent meilės. Bet būtent su tuo kartu chaosu mes jaučiame viduje tokį nepasitenkinimą ar tiek jų atžvilgių, tiek savo atžvilgių, ar aš viską padarau, ar ne, iki galo, ar mano pastangos yra tos pačios geriausios, ar ne, kad gauti tą rezultatą ir kartu, kadangi kyla daug santykiuose problemų, tai vėlgi, kai sakoma, už tai ir atsiranda tas nepasitenkinimas ir jų, ir savo atžvilgių, kad aš nemoku susidraskyti tarp dviejų šeimų. Nors jos abidvi yra mano. Taip pat mes labai dažnai nuvertinam pačius tėvus.
Nors jie gali daug ką padaryti patys, paskambinti, užsiregistruoti pas gydytoją, nuvažiuoti pas tą gydytoją, susitvarkyti namie namus, pasigaminti maistą, pasiravėti, pasitvarkyti ir jie dar gali netgi ir labai stiprios sveikatos, bet mes jau nuvertinam būtent tėvus ir labai stengiamės viską kaip čia apglėbti ir už juos viską padaryti, kad jiems nieko nereikėtų daryti. Tai mes taip traktuojame tarsi tos skolos atidavimą, tarsi tas pareigybės, kad aš turiu 100% pasirūpinti savo tėvais. Ir būtent šitome elemente mes užmirštame save. Mes nuolat sprendžiam jų problemas, nuolat jiems padedam, pagelbėjam, ar ne, važiuojam visus savaitgalius, praleidžiam pas tėvus, šventės pas tėvus, mes negalime sau leisti, kad tėvai bus nors truputėlį vieni. Ir aš nekalbu apie tuos tėvus, kuriems gal tikrai reikia tos būtent pagalbos ir jau jie nesusitvarko. Bet tada reikėtų vėlgi eiti į kompromisus ir kažkiek laiko ar dalinti su broliais ir sesėm, kad ir jie pažiūrėtų. O jeigu nėra tokių galimybių, taip pat pasiimti ir socialinius darbuotojus, kad tiesiog patys jūs nepervargtumėte ir neišsektumėte. Tai nereiškia, kad jūs nemylite tėvų ar atsisako tėvų, jeigu leidžiate jums padėti rūpintis tėvais svetimus žmonės. Tai yra labai svarbu, nes dažniausiai būna taip, kad mes tokios minties net neprileidžiame. Tarsi tai būtų kažkas tokio baisaus ir neteisingo tėvų atžvilgiu. Tai va, ir būtent su tuo savo tokiu veikimu mes tarsi gyvenam tėvų gyvenimą ir stengiamės, kad mus priimtų, kad būtumėm patogus. Ir dažnai tą patį modelį taikome ir su kitais žmonėmis, kurie mums yra brangus. Taip pat labai dažnai mes tariamės įvairiais klausimais, pasitarėm su tėvais ir tai atrodytų viskas tvarkoj, jeigu tai nepaveiktų mūsų būtent asmeninės nuomonės. Kada yra aptariama, bet nedaroma lygiai taip pat, kaip liepia tėvai, ar ne? Nes mes pripratę nuo mažų dienų klausyti tėvų. Ir vis dar to neatsikratom įpročio, ar ne? Klausyti tėvų. Ir va, daleiskim netgi remontas. Aš noriu dažytų sienų. Vyras galvoja iš vis dėti kokį nors struktūrą, ar ne? Marmurą. O nuvažiavus pas tėvų pasikonsultuoji ir aptari, kad vat, čia nesutarė nuomonės mano ir vyro ir kas atsitinka. Tėvai sako, baikit, kokie čia dažytos sienos, kaip čia atrodys, ką kaimynai pasakys, geriau užtapetuokite. Ir mes savo idėjas, savo, kai sakoma, norus kažkur paliekame. Ir einame tapetuoti, nors galbūt nei vienam iš mūsų yra tai nepriimtina. Ir tai toksai būtų ryškus pavyzdys, kada mes paliekam nuomonę ir atsiduodam grinai tėvų nurodymams. Pavyzdžiui, ar ne, tu turi atvažiuoti atostogauti į kaimą, nes ten yra grynas oras, o ne, daleiskim, išvažiuoti kažkur pakeliauti. Nežinau, paplaukioti dar kažkur, nes gal tai yra nepriimtina būtent tėvams. Ir kada mes nesutinkam su tėvais, ar atsiribojam, ar neišeina mum atvykti, ar ne, nes dar be savo tėvų turim ir vyro tėvus, ir tada jaučiam kaltę, labai labai didelę kaltę, pykti ant savęs, kad neišėjo kažkur įtikti, neišėjo kažkaip sutarti, neišėjo dar kažkaip pateisinti lūkesčius tėvų. Nes mes kiekvienoje dienoje stengiamės būti tom geriausiom dukrytėmis, tais geriausiais vaikais, kurie turi nusipelnyti
tos tėvų meilės, net jeigu galbūt su ta mūsų strategija ateina skausmas. Barniai šeimoje, skausmas, gal ir patys tėvai yra iš tų konfliktiškų, kurie taip pat sukėlė tą skausmą, bet mes privalom, tai yra mūsų pareiga, mes esam skolingi. Ir mes save su savo jausmais kažkur išmetame. Taip, kaip ir minėjau, būna tėvų visokių, nes jie yra visokių asmenybių, kam pasisekė ir tėvai yra nuostabus, tai yra šaunu. Jums yra lengviau su jais komunikuoti, bet yra ir konfliktiškų tėvų, kurie yra šalti, užsidarę, nutolę, mėgstantis primesti tą savo nuomonę, pakontroliuoti galbūt, sukelti papildomus konfliktus ir labai dažnai būna taip, kad mes stengiamės nusipelnyti, įtikti tiem tėvam, ar ne, ir nusipelnyti tos jų meilės, kad santykius pagerinti. Ir čia mes sudarom tą tokią priklausomybę nuo tėvų. Ir jeigu irgi gyvenam pagal savo tą modelį, apie kurį kalbu, taip pat irgi atsiranda priklausomybė nuo tėvų. Ir jeigu tėvai tokie toksiški, ne konfliktiški, tai mes galime užtrenkti duris ir ar ne išeiti, nes ant skausmo, ant pykčio tam kartui gali įsiskaudinęs išeiti ir fiziškai. Ir užtrenkti tas duris, bet emociškai, psichologiškai to padaryti neišeina, nes tam tikrui laikui praėjus ir pykčiui nuslūgus mes ir vėl grįžtam, ir vėl grįžtam, ir vėl grįžtam. Nes mes esam skolingi, nes mes esam priklausomi, nes mes norim tos šilumos ir meilės iš tėvų, kurios galbūt nesulaukėm vaikystėje. Ir mes vėl ir vėl grįžtam į tos toksiškus santykius su tėvais, nepaisant to, kad tie santykiai mus labai skaudina, labai išvargina. Ir tada sakysite, tai kaip, taigi aš turiu rūpintis. Tai šituo atveju, jeigu tėvai yra tokio sunkaus charakterio, tai užtenka ir porą valandų pabūti su jais, atsigerti kavos ir to užteks. O jeigu reikia kažkokių pagalbų jiems dar kažko, galima nusamdyti žmonės. Ir nesijausit kalti, bet rasit kompromisą, kuris tiks ir tėvams, ir jums, ar ne? Galima spręsti ir dar kitaip. Galimybių yra daug, bet svarbiausia yra sutikti, kad reikia pasinaudoti tom galimybėm. Nu to jūs nemažiau mylėsit tėvus. Tėvai jūsų nemažiau mylės. Tai yra tiesiog normalus santykis su tėvais, iš kurio reikia kartais ir išeiti, kartais reikia jį pakoreguoti ir tai rodo įvairios žmonių patirtys. Taigi, jeigu mes gyvenam va tokiu modeliu, kad esam skolingi, mes labai dažnai prarandam save. Nes mes save antiek išdalinam, kad mūsų tiesiog net nelieka. Tai reiškia, kad tapatybė mūsų prarasta. Tokio kaip aš nesu, tokio kaip mano gyvenimo nėra ir mes visą save išdalinam kitiems. Ir kartais iškyla toks viduje klausimas, nežinau, kas aš esu, nežinau, dėl ko aš čia esu, nežinau, į kur aš linkstu. Tai būtent apie tai, kad tapatybė gali mūsų būti jau išbarstyta. Kaip minėjau, atsiranda ir santykių iškrypimai, kada mes patarinėjam, sprendžiam viską už tėvus ir tarsi tampam tėvams tėvai, nuvertindami tėvus netgi tada, kada tėvai gali patys susitvarkyti. Ir taip dar labiau pažeisdami jų pasitikėjimą savimi, ar ne? Nepaskatindami to pasitikėjimo savimi. Nes, pavyzdžiui, galimagi prilaikyti, palydėti, bet padaryti tai taip subtiliai, kad jis būtų tarsi toks savarankiškas, ar ne? Netgi kai galbūt tikrai to savarankiškumo pas jį mažai. Taigi, toliau yra
tas emocinis perdegimas, kai yra per mažai poilsio ir poilsis asocijuojasi, kad aš esu blogas, savanaudis, kad nuviliu ar ne, kai yra kaltė, kai mes nemokam ilsėtis. Tai taip pat yra, kai mes plėšomės tarp kelių šeimų ar ne, tarp savo, tarp tėvų šeimos, kaip mes mėgstam labai daug skirti savęs laiko darbui, kada net mokam dirbti per kelis darbus, bet nemokame į tuos tarpus tiesiog ilsėtis, kada mes atiduodam visą save tėvams. Ar ne, jeigu tėvai ligoti, mes išvien prižiūrim, nors yra galimybės, kad galima tiesiog socialinio darbuotojo paprašyti arba brolių sesių paprašyti, ar ne, jeigu jie yra, kad kartu padėtų rūpintis ir dar galėtumėt savo leisti kažkokį nors minimalų laiką atsigauti, pailsėti. Ir visa tai eina į organizmo išsekimą, kurį paskui reikės jau jumis rūpintis ir gydytojai jūs atstatinės. O kas tuo laikotarpiu tada padės jūsų tėvams, ar ne? Tai būtent su tuo emociniu perdegimu ateina ir savo poreikių nejautimas. Kada mes gyvenam pagal tokią schemą, mes nežinom, ko mes patys norim labai dažnai, nes mes žinom tik, ko kitiems reikia. Mes netgi savo kitas tik neleidžiam norėti, nes, kaip aš dabar galiu ar ne panorėti kažkur išvykti atostogų, kaip pas mamę agurkai nevokuoti, ar ne? Ir mums tarsi norisi nusipelnyti teisės būti savimi, būti čia, dabar, teisės norėti, teisės galėti norėti. Ir tas savęs užslopinimas, savo emocijų taip pat užslopinimas, nes, aš negaliu pasakyti visko, ko galvoju, įžeisiu kažką, dar kažką, ar ne, aš negaliu nubrėžti ribų, nes, kaip dabar aš įžeisiu kitą žmogų, ar ne, visa tai kaupiasi mumyse ir labai dažnai mūsų kūnas jaučia tai skausmus, tai užspaudimus ir jis rodo tai, kad mes einam į tą perdegimą, kada mums patiems reikės atstatinėti sveikatą ilgai ir nuobodžiai po lašalinėmis. Ir kad viso to išvengti, reikėtų išmokti gyventi kitaip, prisiminti, kas aš esu, ieškoti įvairiausių galimybių, kaip atstatyti santykių dinamiką, kad nebūti tėvams tėvais, susižiūrėti visas galimybės, ką aš galiu, kad visos pusės būtų laimingos, kaip aš galiu ar ne, atstovėti pirmiausia savo šeimą, atstovėti savo nuomonę ir tai yra būtent kelias į sąmoningą save ir kelias į tą vietą, kad būtų santykiai su tėvais gilaus ryšio, šilto ir gilaus ryšio. Ir tai yra labai svarbu, nes būtent tą ryšį su tėvais reikia analizuotis, žiūrėti, jį gilintis, nes ten yra daug tų tokių kelrodžių žvaigždžių, iš kurių dar yra nuvesti takai į mūsų problemų sprendimus, kad jaustis kiekvieną dieną vis geriau ir galima būtų susitvarkyti įvairias santykiuose problemas. Tėvus reikia pažinti, suprasti ir tėvam leisti būti tėvais, kurie mus paguodžia, kurie mums pataria, kurie duoda įžvalgas, o ne atvirkščiai.